Sveiki, tai žodžiu perbėgom su jau ryšių ir nuotekų vystytojais, kurie tvarkys ir darys viską. Tai žodžiu yra tokia esmė. Šitą planą biškį reikia šiek tiek pakoreguoti. Tai yra, taip kampais pavadinkim, niekas neeis. Reikia padaryti, pataisyti šitą brėžinį, jog nuo šito taško visos komunikacijos, ane, eina vat maždaug vienu va tokiu tiesia linija tada eina maždaug iš principo šitaip ir kaip ir čia rodo šitaip. Čia kažkas eina į elektrą, teisingai, ryšiai ir elektra viskas eina į čia. Vandentiekis irgi eina va taip, kaip ir čia nurodyta, viskas gerai, tik tais, kad padaryti tokias tiesias linijas, kad gautųsi gražiai. Dabar lietaus vanduo ir fekalijos. Tai lietaus vanduo lieka čia viskas ok. Su fekalijom čia tada yra sujungimas, bet reikia, žodžiu, dar vieno šulinio. Tai gal tą lietaus vandenį čia galima slankiot, nežinau, bet iš esmės čia turi atsirasti šulinys, kažkur tais šulinukas, tada pagal brėžinį yra 30 metrų eina, turi atsirasti kažkur čia dar vienas šulinukas, arba čia maždaug, taip toliau, ir čia turi atsirasti siurblinė. Taip toliau. Tai realiai mums atsiranda ir fekalo negalima tiesti ant kelio. Nu, taip pavadinkim, čia taip tiesiai biški kamputis tai gali praeiti. Bet iš esmės tai fekalų šitas turi būti. Tai šitą vietą lietaus vandenį sutalpinti su fekalo dangčiu ir tokį perbraižyti dalyką reikia mums, kad jūs sudėliotumėt, nu čia labai nedaug, čia tiesiog ištiesintas linijas ir sudėt burbuliukus, kad būtų toks brėžinukas.